3 pagrindinės klaidos, kurios veda būtent prie tokio rezultato. Nuolatiniai konfliktai, savo tiesos įrodinėjimas ir praeities prikaišėjimas. Tai labai dažna porų situacija ir štai moteris uždavė apie tai klausimą. Taigi dėl ko tai įvyksta? Konfliktai nesprendžiami iš esmės. Po ginčo nekalbadienis, o po to toks paviršinis susitaikymas, tačiau neaišku, apie ką tai buvo. Tokioje situacijoje žmonės žino tik 2 išeitis – kaupti ir kentėti arba skirtis. Aš esu Ernesta, dirbu su poromis vyrais ir moterimis ir daugeliu iš jų padėjau atrasti trečią būdą. Tai yra komunikacijos žinios, tačiau tai nėra raketų mokslas. Yra galimybė išmokti išgirsti vienas kitą, susikalbėti, daryti susitarimus ir netgi valyti nuoskaudas. Tai yra aiškus ir konkretus komunikacijos įrankiai, kurie pagelbės bendravime su antraja puse ir ne tik. Junkis į online webinarą rugpjūčio 19 dieną ir jeigu negalėsi jame sudalyvauti, galėsi peržiūrėti įrašą.